Labas visiems. Senai buvau gyvam etery, tai sugalvojau tokį dalyką, galvojau, čia vienai man nedrąsu, reikia Šarūną pasikviesti. Tau Senai drąsu, tik linksmiau visada dviem. Tai va, šiandien mes su Šarūnu nusprendėm truputėlį pasikalbėti, nes tikrai jaučiu tą žmonių susidomėjimą šiandien mūsų kompanija, bet mes turbūt kalbėsim tokia bendresnė tema, apskritai, kaip reikėtų išsirinkti tinklinės rinkodaros kompaniją ir aišku vis tiek kažkiek tai paliesim savo kompaniją. Tai Šarūnai, prisistatyk, kas tavęs nepažįsta trumpai, kas tu toks esi, ar gal kažkas pirmą kartą mato? Jo, ačiū Toma, tikrai įdomu, tikrai aktualu, nes apie tiek turbūt tinklinę rinkodarą, daug mitų, padavimų ir legendų sklinda ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje, tiek turbūt apie PM sklinda daug mitų ir padavimų, tai tiesiog galbūt reikėtų pasakyti tai iš pirmų lūpų, ką mes šiandien ir padarysim su tavim, ir sudėlioti tam tikrus taškus ant jų. Tai kaip minimum tie, kurie pasižiūrės iki galo, išgirs įvairių momentų esminių, kurie yra svarbus, vadinkim, šiame versle ir ant kurių tų grėblių, vadinkim, dažnai yra pasimaunama ir aš pats juos visus praėjęs ir Toma visus, daugumą jų, jeigu ne visus irgi praėjus. Ir jei pasižiūrėkite iki galo ir jūs suprasit, ar tai yra jums, ar tai yra ne jums. Aš pasakysiu paprastai, kad ar čia gali rasti savo vienokią ar kitokią veiklą kiekvienas, taip, ar tai gali daryti kiekvienas, kaip ir kiekvieną veiklą, ne. Tai vat atsakymas tai yra visiems, bet tai yra ne kiekvienam. Ir tai yra labai labai svarbu. Kodėl aš galiu apie tai kalbėti? Aš esu 10 metų šiame versle, 10 metų tai yra mano iš principo veikla pagrindinė. Ir čia vėl reikėtų atskirti momentus, kai mes kalbam su žmonėm, kurie yra susidūrę su tinklinė rinkodara arba kalba apie tinklinę rinkodarą. Jie sako, aš jų tada paklausiu, jūs buvot kaip vartotojas, pirkot produktus, kaip vartojate pats, ar jūs iš to gyvenote, taip galima pasakyti. Ir čia vėl reikia atskirti, nes kaip yra, žinai, Tomai, yra toks pasakymas, kiekviena namų šeimininkė iš virtuvės valdo valstybę ir mes to irgi matom labai daug. Tai yra žmogus, kuris nieko bendro su tuo neturi, jisai geriausiai apie tai išmano, jisai bando formuoti nuomonę ir čia turbūt ne tik apie tinklinę rinkodarą, čia liečia visą mūsų erdvę ir kas atsirenka tą informaciją, tie iš principo valdo tą informaciją, ne tie, kurie ant tos komunikacijos kartais pasimauna. Tai aš manau, kad tie, kurie šiandien pasižiūrės iki galo, tai yra tiek aš, tiek Toma esame šioje srityje pakankamai daug metų, tai tiesiog, ką jūs tą informaciją darysite, tai yra spręsti jums, bet atsakymus tokius esminius, kuriuos aš savo kažkada radau, kai pasirinkau, perėjau kitą kompaniją, kai apskritai šiame versle, vadinkim, pradėjau turėti tai, ko visada norėjau turėti, tiek čia gali išgirsti. Tai turbūt tiek apie save būtų. Tai vis tiek, kaip aš sakau, esi jau tas sidabrinis prezidentas, jeigu žmonės nežino, ką tai reiškia ne tik kažkokią tai apyvartą turėti, kuri yra iš tikrųjų įspūdinga per mėnesį, bet tai reiškia jau ir užauginti po savimi tikrai nemažai lyderių. Tai jeigu tu jau sugebi ne tik savo kažkaip tai padaryti, bet ir įkvėpti žmonės, kad jie sektų tavo keliu, tai manau yra labai daug. Tai pirmiausias dalykas, į ką reikėtų atkreipti renkantis kompaniją, kaip tu manai? Jo, pirmia, tu labai gerai pastebėjai, visada tuo didžiuojasi, nesigiriu, labai didžiuojasi, nes nuoširdžiai džiaugiuosi, nors mano komisiniai pakankamai, pasakysiu, tai yra 5-ženkliai komisiniai, aš turiu auto programą, turiu dar daug visko, bet mane tiek nedžiugina, kiek ir tai nuoširdžiai sakau, kiek yra tų, kaip tu sakai, lyderių, prie kurių vienaip, aš sakau, kitaip pavyko prisiliesti, kol jie užauga. Nes tai žmonės ne tik pasikeitė vidumi ir savo požiūriu, daug kuo ir visose daugumoje gyvenimo sričių, ne tik šitoj srity. Tai jų yra tikrai pakankamai daug, yra žmonių, kurie turi 5-ženklius komisinius, yra labai daug, kurie turi gerą lietuvišką atlyginimą ir viso labo tai per 2 metus. Tai aš čia daug gal nesiplėsiu toj srity, bet toj temoj, bet tas labai džiugina ir aš manau, tada tu gali kalbėti, kai tu gali. Nes man, kai kažkas kažką kalba, aš visada klausiu, kokia jo patirtis. Kaip tu sakai, jeigu jis vienas dirba, tai okei, tada ten tu vienas, tu malačius.
Bet kai jau tavo yra struktūra ir jinai pakankamai per greitą laiką atsirado, na, tada aš visada suklūstu ir klausau. Ir aš pats tokių turiu lyderių, į kuriuos aš seku. Tai va, tai tas iš tikrųjų labai džiugina. Aš galbūt, kodėl, tarkim, aš pati buvau, ką prieš tai girdėjus, yra kompanijoje tikrai, kur tik patys pirmi prisijungia, patys ten viršui uždirba, o kitiems nėra šansų kažką tai pasiekti, nes yra šansų, bet ten labai mažai. Tai dabar mes ir pakalbėsim apie tai. Pralenkti ten, tarkim, savo sponsorio atlyginimu, jeigu tu dirbi labai daug kompanijų, yra neįmanoma. Ir dėl to gal tai ir sako finansinė piramidė, ar ne, kitus žmonės. Jo, pirmiausia, noriu pasakyti, kuo skiriasi tavo minėta finansinė piramidė apskritai nuo tinklinės rinkodaros. Tinklinė rinkodara, beje, Lietuvoje yra asociacija tinklinių rinkodarų. Tai yra oficialus juridinis, asociacija vienyjanti tokias kompanijas. Tai yra legali verslo forma, kuri yra leidžiama. Minėta finansinė piramidė, jinai draudžiama daugumoje pasaulio šalių, be abejo visoje Europos Sąjungoje ir taip toliau. Ir klasikiniu atveju jų gyvavimo laikas, na, tenai turbūt neilgesnis negu, na, bijau dabar sumeluoti, bet pakankamai trumpas, pasakysiu. Tai yra pusmetis, metai, galbūt ten keli metai, o galbūt ir keli mėnesiai. Tai yra tikrai ne dešimtmečiai, nes jų tokia yra struktūra. Ir esminis vienintelis skirtumas, kurį galima rasti turbūt interneto platybėse, dabar vienas yra skirtumas, kurį jūs galite prisiliesti ir suprasti, kas tai yra. Jeigu yra paslauga arba produktas, tai yra iš principo legalus verslo modelis. Jeigu jo neegzistuoja, tada reikia suklūsti ir pasižiūrėti. Ir be abejo, dabar internete yra ir Redditas, ir yra kiti šaltiniai, kur galima tiesiog patikrinti ir jūs matysite tą situaciją. Tai va, jeigu nėra produkto paslaugos, o tik tai pinigai, kur ten kviečia kažką žmonės surėti, tai reiškia, pinigai neteina kaip į verslą iš kažkur tai parduodant produktas arba paslaugas, tada reikia suklūsti turbūt, kas tai yra per veiklą. Dėl to, yra tas maišymas ir aš čia noriu iš karto sudėti taškus ant jį. Nei viena negali finansinė piramidė gyvuoti 10, 20, 30, ten 60 metų, kaip yra. Tai ir iš principo, istoriškai nei vienos tokios nebuvo. Tai tą irgi noriu patikslinti. Dabar vienintelis klausimas, kurį reikia užduoti, ir aš tą visur kalbu ir čia dar pasakysiu, ir jisai tikrai 100% visada, ne 100, vadinkim, yra procento, pusė, vadinkim, priklausys nuo jūsų, kiek jūs save investuosit atėję į tą kompaniją. Bet 50% jūs jau turėsit savo kišenį, jeigu užduosit vienintelį klausimą dėmesį. Jeigu jūs ateinat į tinklinę rinkodarą dėl pajamų, dėl pinigų, kaip į verslą. Verslo, aš kaip pasakau, kad vienintelis verslo tikslas yra pinigai, dažnai žmonės nustemba. Nėra kito verslo tikslo, yra pinigai. Po to gali būti misija, vizija pas kompanijas, bet visa struktūra statosi aplink pajamas, aplink pinigus. Jeigu tai nėra taip, tai tada tai nėra verslas, tai yra arba hobis, arba dar kažkas. Tai vadint daiktų savo vardais reikia. Jeigu jums tai yra verslas, tai yra pinigai. Tai jeigu, ir beje, labai skausmingas klausimas, nes aš, kai ateina kažkas tai struktūra, aš klausiu, kiek tu čia nori uždirbti, ir patikėkit, iš 10-9 žmonės negali atsakyti. Jie ateina verslo, bet jie nežino, kiek jie gali uždirbti. Tai nori tiksliau. Gal tiesiog bijo sakyti, nes... Bet tai čia yra tavo problema. Čia yra problema, nes tu, kai nežinai, kaip ten yra posakis, jeigu tu nežinai, kur eini, tu geriausiu atveju nenueisi niekur. Taip yra. Tai jeigu tu ateini, o aš labai rekomenduoju, jeigu jūs tai vadinat verslu, jeigu tai yra hobis, produktas, tik nereikia jo kišti po pagalbą žmonėm, aš nežinau kiek, bet aš noriu padėti žmonėm, tai tada tai tavo yra, labdaringa kažkokia veikla ir tai reikia vadinti, jeigu taip yra, okei, viskas gerai, bet tada nereikia maišyti pinigų į ten ir taip toliau. Aš ateinu į tinklą rinkodarą, kad noriu padėti žmonėm ir tai yra mano labdaringa veikla arba kažkokia užklasinė veikla, kurią aš darau, už kurią, o kuo skiriasi hobis nuo verslo, už hobį mes susimokam. Tai yra, mokam pinigus. Tai yra, pavyzdžiui, ten žvejyba, kažkas kitas, mes už tai sumokam. Pilam kūrą, perkam priemonių. Čia lygiai tas pats. Aš ateinu čia kaip padėti žmonėm noriu, tada tai yra man hobis ir už tai aš, šeimos biudžete numatau kažkokią sumą pinigų. Viskas. Priešingų atveju, jeigu tai yra verslas, tai yra atsakymas, kiek per mėnesį aš noriu turėti ir po kurio laiko. Ir tada vienintelis klausimas, kuris labai daug apsaugotų, vadinkim, žmonių nuo neigiamo požiūrio į tinklinę rinkodarą, jeigu ne visus 100% apsaugotų. Tai yra,
kiek per paskutinius 2 metus žmogui, kuris jums siūlo tinklinės rinkodaros kažkokį vieną ar kitą projektą arba kompaniją, kiek per paskutinius 2 metus atsirado žmonių, kurie uždirba tą sumą pinigų, kurią aš noriu uždirbti, naujų. Nu, pavyzdžiui, noriu uždirbti 1000 eurų per mėnesį. Ateina žmogus, siūlo tau, pavyzdžiui, Toma, kiek, ta prasme, tas produktas, čia viskas labai gražu, blogų produktų negamina, apskritai geriausi produktai yra tik tinklinėse rinkodaros kompanijos, dėl to, kad ant to remiasi viskas. Ir tu tada klausi, sakai, žiūrėk, dabar per paskutinius 2 metus aš noriu uždirbti 1000 eurų. Kiek pas tave naujų žmonių atsirado, kurie uždirba 1000 eurų per paskutinius 2 metus? Jeigu atsakymas 0, 99%, kad tu irgi neturės, ne todėl, kad kompanija bloga, produktas bloga, todėl, kad jinai atėjus galbūt rinka yra paskirstyta, galbūt produktas jau netitinka laikmečio, jis puikus dar yra, visa kita, bet naujų jau nebeatsiranda, todėl aš labai rekomenduoju visiems žiūrėti reitingus tinklinių kompanijų, tai yra kokie jų yra pardavimų trendai, nes pats geriausias rodiklis tai yra, kaip pirkėjas balsuoja. Žinai, pas mane ateina tinklinės rinkodaros marketingo plano klaus, aš kaip, pavyzdžiui, pasirinkau PM paskutinę kompaniją, aš nežiūrėjau marketingo, atvirai pasakysiu, aš pasižiūrėjau, kiek yra parduodama ir kokia yra tendencija. Jeigu tai yra pardavimai kylantis, ką tai reiškia? Tai reiškia produktas geras, šiuo laikmečiu tinka, tai reiškia su savo partneriais kompanija elgiasi gerai ir jie moka pakankamai dosniai, todėl, kad to nebūtų. Vėliau aš tai pasižiūrėjau jau, bet pirmiausia yra tas. Ir atvirkščiai, žmonės ateina, aš matau daug per perspektyvių žmonių, ateina, pavyzdžiui, kompanijos, kurių trendai yra krentantis arba jau rinkos yra padalintos pilnai ir turi ambicingi žmonės, turi ambicingų tikslų, tų tikslų be abejo nepasiekia dėl to, kad per paskutinius 2 metus ten niekas tokio nepasiekia. Ir tada yra nusiviliama. Sako, visa rinka bloga, dar kažkas blogai. Aš tokį anekdotą neturiu, žinai, tu atei nori pagauti ryklį, bet tu jį bandai pagauti sodo prūdę. Nu, vadinkim, taip, kur karosiukai tai yra. Su didelė meškerė jūrinė užmeti, žinai, masalą didžiulį ir sėdi laukia. Tai aišku, ten jo nėra tiesiog. Tai vat, kiek per paskutinius 2 metus uždirbo norimą jūsų sumą pinigų toje kompanijoje, vat, į kurią tu nori eiti, naujų žmonių, naujų dėmesio. Ir jeigu ten yra 0, tikėtina, kad ir tu to neturėsi. Ir tai labai svarbus klausimas, kurį aš pats atradau dėje ne po 1 metų. Ir be abejo, žiūrėti tendenciją. Vat aš dar mąstau, kad šiuo atveju labai svarbu ir pačios kompanijos ambicijas, nes tikrai ne visos kompanijos turi, tarkim, ambiciją pasiekti 4 milijardus ar daugiau netgi, ar ne? Tai tą galima pasižiūrėti, tai yra vieši duomenys. Tai vat jeigu kompanija neužtikrina tokių galimybių, kad gali vykti toks augimas, tai tu gali irgi būti koks nori lyderis, vis tiek tu nepasieksi to. Tiesiog rašai kompanijos pavadinimą, yra toksai puslapis Business from Home, kitų, kur yra tiesioginių pardavimų asociacijos pasaulinės puslapį, kur tu gali matyti, pavyzdžiui, 10 metų tendenciją. Ir jeigu 10 metų tendencija ne į viršų, o į apačią, tai tikėtina, kad pas juos nėra orientuotas verslas nei į produktą, nei į, pavyzdžiui, partnerių savo, jisai galbūt orientuotas į pajamų paėmimą. Tai yra, tai irgi verslas yra. Dėl to yra kritimas. Ir jeigu tu ateini į krentančio trendo kompaniją arba visai į naują kompaniją, kur neaišku, kas su jie bus, aišku, tu gali išlošti. Bet tai tada taip, arba tu ateini, pavyzdžiui, kai mano pasirinkimas pirmas buvo, aš atsiverčiu, tai yra top 6, ir trendas kylantis. Lietuvoje pardavimai, tuo metu buvo, jeigu dabar statistika kaip tik šį savaitgalį skelbs renginį, jeigu kažkas čia žiūri, nori pamatyti PM iš arti, tai labai kviečiam, informacija yra pamatyti per kelias valandas ir trumpą laiką viską iš karto. Man apskritai tas pavadinimas nieko nesakė, nei produktas, aš tiesiog pamačiau, kad kažkokia viena kompanija turi 3-2 milijardus ir jisai yra kylantis pastoviai. Ir Lietuvoje pardavimai praktiškai, jeigu dabar yra, apie 500 000 gruodį buvo parduota, tai tuo metu įsivaizduokit buvo 60 000 per mėnesį. Ir aš neklydau, ta prasme, aš sakau, kad žmonės čia su mumis ar be mūsų, jie neis į tą rinką ir toj rinkoje bus. Taip ir nutiko, nes 25 metais buvo 4 milijardai jau. Ir aš nebejoju, kad 26 turbūt bus vėl eilinis rekordas, kuris jau juos išstums tikėtinai 5, gal net 4. Tai čia aš kalbu apie konkretų atvejį, bet iš viso pasiimti ten 20 000 reitingą ir žiūrėti tada, kuris yra, kokie pardavimai pas juos, kylantis ar krentantis. Tai tiesiogiai parodo jų politiką bendrą, ką jie nori daryti.
Nu, gal tie skaičiai kai kurios net ir gąsdina, nes jeigu, pavyzdžiui, dauguma kompanijų taip statistiškai, kad uždirbtų 300 eurų, ten tikrai tas žmogus net ne vienerius metus būna kompanijų kartais. Ir Visos aš taip, būna, daugiau neuždirba. tai va, tai tada atrodo, jie čia šneka kažkokias tokias sumas, kur čia gal koks vienas kitas lyderis uždirba, bet iš tikrųjų tai, kaip tu sakai, vienas žmogus. Aš sakyčiau, gal net reikia pažiūrėti, ar yra daugiau žmonių uždirbančių tą sumą. Tai jeigu yra, tai tada viskas gerai. Toma, matai, kitas galbūt klausimas yra, ir čia dabar mes šiek tiek nueisim nuo tinklinės rinkodaros. Iš viso klausimą užduoti, kiek aš noriu. Aš, pavyzdžiui, prieš 10 metų atėjau į pirmą savo, vadinkim, mažiau šiek tiek negu prieš 10 metų į pirmą atėjau kompaniją rimtą, kurioje jau aš prieš tai buvo, bet aš buvau kaip vartotojas, aš tyrinėjau. Ir, žinai, aš irgi viso to nežinojau, ir tai puikia kompanija, puikus produktai, puikus žmonės, su kuriais daugumai iš jų ir dabar bendrauju. Bet aš tada bijau norėti, vadinkim, aš nežinau, kiek aš noriu uždirbti, aš nežinau, kiek aš noriu norėti, nes ne veltui tu, kai klausi pa žmonės, jie irgi sako, aš nežinau. Ir po kurio laiko aš pabuvęs, bet aš labai greitai pabuvęs tam berods pusmetį, aš sakau, aš noriu turėti 5-ženklius komisinius čia, tinklinėje rinkodaroje. Man reikėjo, vadinkim, 7 metų, kaip aš juos vadinu, Tibete, tam, kad suprast, aš juos taip vadinu, tam, kad suprast, kiek reikia iš tikrųjų padaryti ir užaugti tam, kad pereiti į tą zoną. Taip, aš turėjau pajamas, aš turėjau gerą lietuvišką atlyginimą, viskas yra ok, bet aš buvau užsibrėžęs tada jau, tik atėjęs, kad aš noriu 5 labai aiškiai. Ir man reikėjo tiek, kad pastebėt, kad jų ten nėra. O dabar, kurie šį video paklausys įdėmiai, tuos 7 metus gali sutaupyti, jeigu tokių žmonių bus. Labai paprastas klausimas, kiek naujų žmonių per paskutinius 2 metus atėjo. Iki to klausimo aš ėjau 7 metus. Kad supras, kokia vertė informacijos, kai kas to, nes jeigu aš jį būčiau žinojęs anksčiau, aš būčiau padaręs. Be abejo, man po 7 metų atėjo tas klausimas, atėjo man tas supratimas ir aš per 2 metus su komanda, be abejo, ne mano vieno, bet pavyko suburti komandą, pasiekiau, kad nesumeluot dabar 7 kartus daugiau kaip minimum. Per 2 metus tik 7. Vienas klausimas. Kiek tų žmonių. Ir aišku supratimas, kiek aš noriu turėti. Tai jeigu tu savo uždaręs tą pajamų lygį, tai yra tu galvoji, oi gerai būtų 300 eurų, o mūsų visos mintys jos iškart materializuojasi, tai tu juos ten ir turėsi visada. Nes dažniausiai žmogui tik tiek ir trūksta iki to oresnio pragyvenimo. Dėl to jie gal taip, tas, kaip sako, 300 eurų ta suma, jeigu jau, aš turiu irgi komandai žmonių, kurie atėjo, sakė, jeigu aš 300 eurų uždirbsiu, tai aš liksiu toje kompanijoje ir man tiek bus gerai. Dabar galvoju, 2 mėnesį tas žmogus 5,50 gal. Tai aišku, taip ne su kiekvienu žmogum, tarkim, yra, bet tai, kaip aš sakau, net be pastangų atrodo taip švelniai, gražiai, ir yra rezultatas iš tikrųjų. Dar kitas niuansas, gal čia kiti klauso ir galvoja, kad čia turi kažkokių tai specialių kompetencijų turėti tie, kas ateina į tinklinę rinkodarą. Turi. Vienintelė speciali kompetencija, bet čia ne tik liečia šitą veiklą. Čia turbūt visas veiklas liečia. Kuo blogiau, tuo geriau. Tai yra žmogus, kai yra komforto zonoje. Ir pati blogiausia komforto zona, nežinau, kiek dabar Lietuvoje yra, aš manau, kad tai yra tarp 1000-2000, kažkur tai ta zona yra. Gal daugiau jau sakyčiau, gal 1,000, žiūrint, koks Vilnius. Atempi jau iki to kito mėnesio, tau trūksta. Tu kaip ir dar piktas ant viso pasaulio dėl to, kad blogas ten, nežinau, kas ten valdžia bloga, dar kažkas, bet tu datempi. Ir viskas. Tai vienintelė kompetencija, nes, pavyzdžiui, dabar komandoje, mūsų komandoje yra žmonių, kurie, aš net bandžiau vieną kartą daryti analizę, pagal ten išsilavinimą, pagal regioną, pagal dar kažką. Ir žinok, nėra, visokiausių yra, nuo labai jaunų, kuriuos tenka, kur pati matėjai Vokietijoje, Berlyne, Frankfurte, iki pakankamai, nes žmogų pagal metus turbūt negalima vertinti, bet solidaus savo, vadinkim, seniorų amžiaus, pensijinio amžiaus žmogus pagal Lietuvos įstatymą. Ir nėra. Ten yra tik vienas, kuo
žmogus ambicijos. Vat, turi žmogus ambicijų ar neturi? Ir čia nei metai, nei išsilavinimas, arba kokia pas jį situacija, vat, kurie, vat, kuo, aš čia kabutėse sakau, kuo blogiau, tuo geriau. Vat, turi, tokį gyvenimo kampą pastatytą, tai čia turbūt bet kokiai veikloje. Ir jisai tada nėra to klausimo nedaryti. Yra klausimas, kiek ir kada. Kiek šok, kiek kartų ir metu, ir kol skrenda ilsiuosi, o po to vėl nukrito, vėl metu. Ir vat, žinai, arba kitą, aš turiu labai tokį palyginimą, žinai, kaip kurį dažnai partneriams sakau, vat, įsivaizduokit didelį miestą, bet pilvas susuka aplink tualeto nėra, o tu centriniai Rotušės aikštėje. Vat tada nori. Visa kita tai yra tik tai, kuo blogiau, tuo geriau. Bet aš dažnai galvoju. 7 metai to kantrybės mane laikė, po to davė ir po to tu jau eini, neatsigręždamas. Ir dar tu užkrėti, vadinkim, žmonės, kurie irgi eina ir kurie turi rezultatą. Aš dar galvoju, kad labai svarbus niuansas išsirinkti tokį sponsorių, kuris turi ambicijų. Nes aš irgi stebiu, tarkim, ir ankstesnę kompaniją, kai žmogus irgi versle pasiekia tam tikrą lygį, kai jau jam nebereikia nei plėstis, jis gauna tą atlyginimą, arba net geriau, kai aš esu vienas toks lyderis, o niekas daugiau neauga, nes čia, man nuo to gal geriau. Tai tada irgi yra labai sudėtinga, nes prisiprašyti pagalbos kažko, o kai ateini pas lyderį, kuris nori, pas žmogų, tiesiog kuris nori augti, irgi nori savo tikslus pasiekti, jis visada padės tam prisijungusiam žmogui. Padės jam išsigryninti galbūt, ta pradžia iš tikrųjų yra nelengva, nes kiek tų kartų važiavai į Klaipėdą, į kitus miestus, kalbėti apie produktą, kalbėti apie verslą, tarkim, man iki šiol nėra, tai taip jau labai paprasta kiekvieną kartą, tai čia aš galvoju irgi labai svarbus niuansas yra tas geranoriškumas. Čia, žinok, Toma, kai tu esi pasiruošęs, visada atsiranda tau, kas padės. Kaip sakyti, ne ieškai, kad tau duotų kas. Ne, tau tiesiog reikia tokios tiesioginės pagalbos, kuris su tavim kartu eitų tą kelią. Neduotų. Nes pats blogiausias turbūt dalykas, kuris gali būti su mumis apskritai vykti, kai man kažkas kažką turi duoti. Ypatingai tinklininko. Niekas nieko neturi duoti. Tu viską pasiemi pats, taip gali padėti. Tai Biblijoje labai gerai parašyta, žinai, mokėti Ciesoriui mokesčius. Tai daug kas Dievui Dievo, kas Ciesoriui Ciesoriaus. Ir čia aš apskritai Bibliją, kai vadybos vadovėlis, skaitau, ten daug ko parašyta. Tai čia tas pats yra. Tai yra, kai tu esi pasiruošęs, kai tu pats eini, tada atsiranda kas tave, vadinkim, kai kuriais atvejais net ant rankų gal paneša, tai pasakysiu, ar kažkaip kitaip, bet tikrai neduoda. Tu pasiemi viską pats. Tai čia tas momentas irgi labai svarbus, nes labai dažnai ateina į tinklinę rinkodarą, žmonės pamiršta, kad čia reikia priimti save į darbą. Ir reikalauti iš savęs, patikėkit, tai yra sunku. Nes kai tu esi darbe, tu pasirašai darbo sutartį, kas įvyksta, tau atsiranda žmogus, kuriam irgi pasirašo darbo sutartį už tai, kad jis tau stovėtų už nugaros ir karts nuo karto tave pamotyvuotų, kabutėse, taip sakau. Tai yra, kad tu už tą atlyginimą, kurį tu gauni, kad tu tikrai tau neduotų, o kad tu dirbtum. Jo, čia to nėra. Todėl yra kitas motivatorius, kodėl aš sakiau, kuo blogiau, tuo geriau. Kai yra tai, kas stovi tau už nugaros tavo, nežinau, paskola, tavo metai, kur tu matai, kad bėga ir tu dar nori čia tuose metuose kažką turėti, be to, kad tu eini nuo 8 iki 5 į darbą, nežinau, automobilis, kam namas, kas dar kažkas ir stovi tau už nugaros, tai lygiai tas pats tavo darbdavys. Nes jeigu to nėra, tai tada mūsų organizmas labai taupus yra, jisai neduos energijos, jisai sakys geriausiu atveju, žinai, čia kaltas, ne, čia yra kalta aplinka ir čia apskritai visa tinklinė rinkodara neveikia, o po to nueina į kitą darbą, ten irgi tas pats būna, ir ta prasme, nebent jį gerai įsidarbina su geru vadovu, kuris jau jam duoda, kad jis judėtų į priekį. Šiaip yra gyvenime tendencija, kad žmogus, kuris susikuria savo pats darbo vietą, tarkim, kažkokią tai, nebūtinai ten kažkam kitam, bet savo darbo vietą, jis visada turės daugiau motivacijos padaryti. Visur. Nes jis turi išlaikyti klientus, išlaikyti savo darbo vietą, užsitikrinti atlyginimą. Aš taip jau gyvenu, galvoju, dabar 14 metų. Tai aš kiekvieną mėnesį turiu padaryti kažką, kad aš tą atlyginimą užsidirbčiau. O tie, kas, kaip sako, man neveikia ten nedarbingumas ar dar kažkas. Aš susirgau, aš vis tiek turiu darbus padaryti. O yra žmonių, turbūt, kurie taip įpratę
nuo 8 iki 5 ir čia yra tada sudėtinga. Aš įsivaizduoju, kad tada gali būti sudėtinga. Todėl aš Tomai ir sakiau, kad ar tai yra, gali daryti kiekvienas? Taip. Ar tai yra kiekvienam? Ne. Nes tie žmonės, kurie, vadinkim, dirba ir čia tikrai ant jų kai kurių profesijų laikosi pasaulis, aš turiu visą viešą sektorių ir taip toliau, aš be galo gerbiu, mūsų valstybė laikosi pasaulis. Nu, apskritai viskas laikosi ant tų žmonių, kurie dirba nuo 8 iki 5, dauguma sričių. Aišku, verslas generuoja vidaus produktą, didžiąją dalim, visą dalim. Tie žmonės, jie laiko sistemas ir tai jie irgi labai svarbus. Todėl labai reikia atrasti, kas aš esu, čia mes iš vis nuėjom dar giliau, bet taip yra. Dėl to, tu kaip paklausai, aš sakau, nėra nei metų, nei kompetencijų, nieko nėra. Yra tiesiog žmonėm, kuriem tai tinka. Ir jie yra savo vietoje. Ir yra žmonės, kurie ateina į tinklą, dėl to reikia pasitikrinau, pasižiūrėjau. Aš esu samdomas darbuotojas, tą viduj savo pripažink ir eini dirbti samdomą darbą į valstybės tarnybą ir taip toliau ir būsi laimingas. Nes aš kartais, žinok, iš tikrųjų būna ne tai, kad pavydžiu, pasižiūrau, tik aš tikrai nedaug laiko dirbau nuo 8 iki 5 gyvenime apskritai per savo, nes turėjau savo veiklas, bet pabandydavau vis, nes tokiem žmonėm pavydėjau, gal kaip jam fainai, jis atėjo, išėjo, pamiršo. Po to aš pabandžiau, supratau, kad ne, arba tai ne visiškai man, bet gerbiu tuos žmonės ir tikrai viskas ok čia yra. Tai va, reikia žinot, kas tu. Dar kitas niuansas, kaip pat man vieną kartą pasakė, kad čia mes darom labai gerą darbą. Nes mes rekomenduojam tokius produktus, kurie iš tikrųjų duoda labai gerų rezultatų. Žmonės tiesiog geriau jaučiasi, geresnė nuotaika. Tai vat čia irgi dar yra labai didelis privalumas. Tiems, kas nori užsiimti, kaip sako, ar labdarą, ar kaip tu įvardinai, ar kažkokią tokiu kaip hobių, tai gali būti irgi visai neblogas hobis, už kurį vis tiek gaus kokius 300-400, jeigu nežiūrės taip rimčiau kaip į verslą, tarkim. Jeigu kalbėt konkrečiai apie piemą, aišku, tai nėra vaistai gydytojai ir tai nėra kažkas, tai yra tiesiog funkcinė mityba, maisto papildas, kuris yra paprastos formos, pasakysiu taip. Nes, vadinkim, paskutiniai 25 metai, tai buvo 4 milijardai apyvarta, kaip teigia piemas, 80% viso labo, aš parodysiu, yra daroma su šiom 2 pakuotėm. Tai čia yra visas Fitline. Tai čia jo yra unikalumas. Tai yra 2 pakeliai, su kuriais daroma milijardinė apyvarta. Kaip minimum, tu tada turi pasidomėti, kas čia yra. Tai va, kaip aš atėjau, pasižiūrėjau pirmiausia skaičius, po to, kai pamačiau 2 pakelius šitus, irgi mane iš visų intrigavo ir aš nesupratau. Čia visas yra, jeigu kalbėti jau konkrečiai apie Fitline. Mažiau yra daugiau. Čia yra 80% viso pieno viskas. Tai yra kas čia yra, be abejo, mes tai nekalbėsim, žinau, kad tai galiu pasakyti vienas ryte, kitas vakare, nes šios dienos mūsų tema, tačiau tas ir unikalumas yra, nes žmonės dabar iš tikrųjų yra išsprogusiom galvom, mes turim tiek informacijos. Žinai, paskutinė tokia tendencija, kurią dabar aš pats ir trendas paskutinis, tas dalykas, tai yra mūsų didžiausias priešas, jeigu mes nemokam su juo naudotis protingai. Ką jisai daro pastoviai, pastebėk save, aš labai dažnai stebiu, atsisėsk kaviniai, ir pasižiūrėk, kiek žmonių žiūri į telefonus arba viešam transporte, kiek žmonių bendrauja arba yra savo mintyse. Ir jeigu tu kas 5 minutės pats įėmi, ką tai reiškia? Tai reiškia, tu prievartauji savo nervų sistemą. Tai yra kiekvieną kartą, tai yra priklausomybė. Apie tai, aišku, čia didelė kita tema ir apie tai reikia kalbėti, bet aš kalbu, kad informacijos kiekis yra be galo didelis ir suvesti visą vadinkim, didžiąją dalį, vadinkim, tai pasakau, funkcinės papildomo maitinimo į 2 pakuotės, tai buvo didžiulis iššūkis, nes dabar visai eilė buteliukų įvairiausių yra, žinai, kuriuos tu turi gerti, aš dirbęs gyvenime su dietologais, aš žinau, kas tai yra. Tai va čia tas paprastumas ir unikalumas yra, tai yra 2 pakeliai ir, kol kas jiemas žino, atrado raktą į vartotojų protus, širdis ir tai rodo apyvartos tos, tai yra 4 milijardai praeitais metais. Šarūnai, pasakyk, kas ten tiksliai buvo pasirašyta, kokia sutartis dabar, ką mes čia švęsim per renginį, ką Milda pasirašė sektorė.
Jo, tai Lietuva oficialiai atidarys, jau mes turėjome biurą, tai yra Vilniuje, Perkūnkiemio 3 turėjome biurą, turi turėti pirkėjo ID, kad ten įsigyti, ten neparduoda be jo, tai yra, jeigu jūs jo neturite, tai kreipkitės pas Tomą, kad jį gauti šiuo atveju, jeigu jums įdomu, be abejo, Fitline ir PM. Tai buvo tas biuras, jis ten logistika biuras ir noriu pasakyti, tik nedaugelio tinklinių rinkodaros tiesioginių pardavimų kompanijų turi biurus Lietuvoje, turbūt ant vienos rankos pirštų galima būtų suskaičiuoti. Tačiau dabar būtent, kada čia praeitą savaitę turbūt buvo jau Liuksemburge pasirašyta oficialus dokumentas, kuriame PM'as atidaro jau oficialią atstovybę. Ir jeigu mes dabar turėjom visą eilę renginių ten, tai yra, dabar turėsim šį savaitgalį išskirtinį renginį ir taip toliau, tai dabar turėsime dar visko daugiau, nes viskas yra tam tikras protokolas, kurį atsineša tą atstovybę. Tai mes dar dar nebuvo prie kai ko prisiliesta, pasakysiu, tai turėsime tai, kas kaip ir, nežinau, ką turi Vokietijoje, pavyzdžiui, PM partneriai, ką turės Lietuvoje, arba Amerikoje, pavyzdžiui. Amerikoje yra abiejose krantuose žemė nupirkta ir yra biurai ten atstovybės, beje, Amerikoje ir produktus ten maišo jie padaro dėl mokestinės aplinkos. Tai mes tą turėsime Lietuvoje viską ir tai buvo pasirašyta ir aš manau netrukus pavyzdžiui. Dar daugiau pasakysiu, gruodžio mėnesį buvo pranešta žinutė, kad PM'as atidarinėja savo banką. Tai yra, laukia licenzijos, Europoje jis bus atidarytas 4. ketvirtį ir tai bus bankas, aš suprantu, su IBANinėm sąskaitom, su turbūt tas automobilius lizinguos, tai aš taip spėju ir daug dar ko bus tenai. Tai partneriai turės savo banką, aš nežinau, ar banką kas Europoje turi, bet bijau sumeluot, gali būti, bet. Tai kas nori pamatyti, kaip tai atrodo iš vidaus, tai kviečiam su Šarūnu į Vilniui vykstantį renginį šeštadienį nuo 11 valandos. Man visada tie renginiai atrodo per trumpi, nes būna labai daug visko. Ir tiesiog parašykit, pakviesim, padovanosim bilietą. Ja, parašykit Tomai, jeigu jūs norit prisiliesti prie to. Beje, kaip naujas, jeigu jūs gausite idėją, tai kiek žinau, partneriui, naujam žmogui apskritai tas kvietimas yra nemokamas, kitu atveju jis turi simbolinį mokestį. Ir jeigu norite sužinoti greitai ir viską, o taip aš noriu, tai tada ateini į renginį ir per kiek ten tikėtina per pusdienį tu sužinai viską. Ir šiaip tų bilietų tikrai liko nedaug, nes dabar šiandien dar komanda pradėjo pirkti ten. Aš manau, kad jau to iš viso jų neliks, kaip čia liko šiandien ir rytoj, ar dar galima. Simbolinė jau tas skaičius buvo, turint omeny, kad dauguma, taip yra ir perka paskutinę dieną, tai jeigu yra, tai tikrai siūlyčiau nedėlį. Ir labai daug laiko sutaupytumėt, nes tiesiog tu ateini, pamatai viską iš karto ir žinai, ar tau to reikia, ar tau to nereikia. Ir galų gale, jeigu susipažinti, pavyzdžiui, man patinka pažinti žmogų, su kuriuo aš, tarkim, kažką noriu veikti, su kuriuo noriu bendrauti, iš kurio galų gale ir kuris man atsakinėja apie produktą, į klausimus. Tai labai gera proga gyvai pasimatyti, susipažinti, tai būsim Vilniui šeštadienį. Ačiū, Šarūnai, tau labai. Beje, dideli vadovai bus iš Vokietijos ir tas irgi, tiesiog. Tai va, tai tie, kas nori, prašau, šeštadienį, tie, kas, nežinau, išgirdo čia naudingo kažką, aš manau, kad ta informacija, kuri buvo čia pateikta, gali sutaupyti kažkam labai daug laiko. Eisit jūs tą PM, matysit jūs tą Fitline, ne apie tai čia, ta prasme, iš principo daug laiko gali sutaupyti ir ne tik rinkodaroje. Tai pasižiūrėkit tą video dar kartą, jeigu jums čia kažkas surezonavo. Ir ką tada, visiems aktyvios savaitės, vasario mėnesį kalbam, linkiu nesušalt, laukiam pavasario. Ir aišku, jeigu surezonavo kažkas, tai uždėkit širdelę, jau neskubėkit. Tai komentarą parašykit. Komentarą kokį, labas, galų gale. Gerai, ačiū Šarūnai, iki tau, žinau, kelionė laukia šiandien, tai sėkmingo kelio. Iki.